Jau pavargot gal? Ne? Ne? Kas pavargo? Pakelkit ranką. 3 žmonės. Dovydas labiausiai. Aš kitom temom biškį. Žiūrėkit, pirma mintis. Jei neatrasime savęs, nebūsim laimingi. Ar teisingai? Kaip manot? Dažnai mes gyvename ir mes neatrandam savęs. Čia yra žiauru, jeigu neatrandi savęs gyvenime, tai tu ieškai, gyveni, ieškai, nėra laimės, nėra džiaugsmo, ne? O kaip galima atrasti save? Aš tik kitaip galvoju. Mūsų skūrė Dievas ir jisai žino, kas mes tokie. Jis jau prieš sukurdamas mūsų žino, kas mes tokie. Tai mums reikia jo klausti, kas mes, kur mūsų vieta. Su juo bendrauti turime, ne? Tol bendrauti, kol apsišvies, atsidarys, va, kur mano vieta, va, man šiurpai net nuo to eina, ne? Aš taip įsivaizduoju, kad atrasti save. Galima po 4 valandas, nežinau, po kiek ten melstis, bet ir apskritai gyvenime, čia ir pasirinkime Dieve, profesijoje, tarnavime, čia viskas tinka. Nes jeigu tu neteisingai pasirinkai, tu nelaimingas žmogus, ne? Jeigu dirbi darbą, kuris to nepatinka, kažką bažnyčia darai, kas to nepatinka, dar kažką darai, kur to nepatinka, tai tavo visas gyvenimas tuščias kažkoks, tai viskas to nepatinka, tu nelaimingas žmogus. O aš kaip įsivaizduoju, kaip atrasti, meldiesi, jeigu dar abejoji, nedaryk. Nes sako, tai ne man abejotis, kažką gausis iš Dievo, ne? Jeigu tu abejoji, tai geriau nedaryk. Jau kai žinai, va čia va, tu už tik tau meldiesi, kol tu tiksliai žinai. Va šitaip reikia daryti. Ir man nieks nepaaiškys, nes aš žinau viduje, ne? Teisingai. Tu prasme, melstis iki tol, kad tai užtikrintumas, nes tikėjimas tai įsitikimas dalykas, kurių nereikia, ne? O kai tu įsitikinė, tada ir darai. Aš irgi taip stengiuosi daryti viską. Buvo gyvenime visokių, kada nesimeldi, padarai ką nors, paskui žiūri, kad jau ne tuo keliu nuėjai, kad kažkur užgrybavai, grįžti atgal. Nukenti tada, jeigu nedarai taip, kaip Dievas sako. O kur yra gyvenimas, žinot? Kas yra gyvenimas? Daryti tai aišku, kad žinot, kiti ir žino. Kristus yra gyvenimas. Kristus sakė, aš esu kelias, tas yra gyvenimas. Kitur gyvenimo nėra. Žmonės ieško, galvoja, aš dabar viršininkas būsiu, tai aš jau būsiu, jau gyvensiu, tai gyvensiu. Milijoną uždirbsiu, o tai gyvensiu. Uždirba tą milijoną ir nelaimingi vis tiek. Šaudosi, žudosi, karėsi milijonieriai, ne? Kodėl? Už tai, kad netame gyvenimas. Ne piniguose, kai sako, o Kristuje. Jeigu krikščionis, sakė, Kristus mokina, tada atrasi gyvenimą. O tam, kad atskirt mintis, mes turim Bibliją skaityti. Turi būti voštuvas mumyse tas, ar ne? Mintis ateina, tu meldiesi. Sako, jūs esat šventykla, jumyse gyvenčio šventosios dvasios. Tai mumyse gyvena šventoji dvasia ir tai mums kalba. Arba velnės kalba iš šalies, arba mūsų mintis kažkokios, mes susigalvom iš egoizmo, arba kažkokios nuodėmės. Ir turim atskirti, kad ateina kokios mintys. Ar mums dabar velnės pasakė, ar Dievas? O kad atskirti reikia raštą žinoti. Turi būti filtras teisingas žmogus. Ar ne? Tu meldiesi ir tu žinai, čia tikrai ne Dievas pasakė, čia grybai, o čia Kristus. Jeigu abejoji, dar meldiesi. Šitai turi būti, ar ne? Aš taip įsivaizduoju, nežinau, kaip kiti. Nes gyvenimo šaltinis yra mūsų kūrėjas Dievas. Tai čia buvo pirma mintis, kad atrast save. Nes kai tu atrasi save, tu gyvensi ir visi žiūrėsi tave. Viskas tu kažkoks kitoks, tu gyveni. Kas tave yra? Kas tave yra gyvybė kažkokia tai. O jeigu tu toks vaikščiasi, dar pats nei išlapa, nei sausas, nei šlapės, tai nieko tu neįdomus bus, ar ne? Nors jeigu taip širai žmogus atgimsta, jis jau kitoks yra. Jis dar gal neatradė savęs, bet jis kitoks. Sako, tu švieti visas, arba ten dar kažkas, tai ne? Turbūt daugam sakė taip iš mūsų, kai tikėjau. Antra mintis. Rūpinkitės pirmiausia namiškiais. Aš žinot kodėl. Kas nori žinot ar ne? Jūs Bibliją skaitot ar ne, kas nors šitais? Direktorė žino. Kas nesirūpina namiškiais, blogesnis už netikinti Biblijoje parašyta. Tai jeigu tu nesirūpina namiškiais, tai tu netikintis. Blogesnis už tą dar, kur netiki Biblija, sako. O kaip rūpintis namiškiais? Kas yra namiškiai? Mūsų šeima, jei tu vedęs, tai vyras, žmona, vaikai, jei nevedęs tėvai, mama, brolis, sesuo, seneliai, nes kartais gaunasi, aš iš tavo gyvenimo, aišku, šneku. Taip gaunasi, kad tu tarnauji, gelbi visą pasaulį, o tavo šeima į pragarą eina, pavyzdžiui. Nepastebėjo tokių tarnautojų.
tavo šeima, tu matai, kad jinai tolsta, jau toliau nuo Dievo, jau sakai Bibliją paskaityti, karas iš karto prieš Biblijos skaitymą, aš geriau multiką pažiūrėsiu, arba teliką. Tai taip gaunasi, kad mes gelbėsime visą pasaulį, o pačių artimiausių žmonių, kurie gali atsirasti per gare, mes nesirūpinam jais. Už tai sakė, kuris nesirūpina namiškiais blogės uždėtikinti. Tai mes tada turim sugrįžti vėl į raštą ir pradėti daryti, ką reikia. Savo laiką skirti, ne? Iš eilės viską, noriu praleistis paskui. Gal šeima finansiškai stokoja. Čia kaip šeimos galvom, tai ypač svarbu, reikia melstis, prašyti plano pas Dievą, ką daryti. To šventosios dvasios, kuri yra mumyse, klaus Dievo. Ir neišnekės, neduos planus. Ir tada daryti reikia, nes tikėjimas be darbų mirės. Jei tu nedarai, tai tada gali nupiešti kokius nori planus, tu kaip sėdėti ir sėdės ant tos apkutės namuose. Arba dažniausiai, kai būna sutuoktiniai, tavęs nemato vaikai, nemato tarnaujančių. Nes dar ir toks dalykas, kad namiškiais rūpintis, tai aš tokį jau pastebiu. Kartais tu, pažiūrėjau, skiri laiką šeimai ir kaip tyčia reikia brolių ir seserį padėti, pasauliečių reikia padėti, dar kam nors. Vėl visą pasaulį tu gelbsti, o šeima nukenčia. Tada reikia šeimą. Jeigu pasirinkai su šeima būti, tegul griūva ten, tegul prarėja ten žemės, nežinau. Nes čia yra mūsų šeima. Man patiko kiniečių požiūris. Čia valgytai tokie kiniečiai buvo, kur prekiavo anksčiau. Dabar jie išvažiavo, bankrutavo. Pas juos sakė, per pietų susėda šeima valgyti, buvo vakarienė. Ateina svečias prie durų, jie mato per duris svečias skambina ir jie netidarys ant durų. Kol nepavalgys, tu ten gali stovėti, gali namo, neįdomu. O čia tai požiūris pa žmonės. O jie savo dievus teikia kitus. Bet va šeima pas juos susirinko valgyti, yra šventa šeima. Šeima susirinko. O čia dabar laikas yra šeimai. Ir man nieks jo nepavoks. Aš taip suprantu, kad tai mes taip turim žiūrėti apie šeimą, ne? Nes taip gaunasi, kad velnės, kai tik tai yra galimybė su šeima pabūti, jis tau jį bandys pavokti tą laiką. Ir mes turim susitikuoti taip savo visus tvarkarašius viską, kad šeimai liktų laiko. Nesakytų Dievas taip, ne? Kad tas, kur besirūpina šeimų, blogisis uždėti, jeigu jam nerūpėtų tas. Sakytų, kas mano šeima, kai Kristus sakė, o jūs, sako, kas ten ta mama, sako, kas kad netėjo. Atsimenu tą vietą, kai Kristus sakė. Bet čia sako šeima. Tai Kristus tais buvo vienas, jisai neturėjo, kaip sako, savo asmenės šeimos. Reiškia, ir dar ir tokia liūdna statistika, kad pastorių lyderių vaikai būna arba tikintys, arba nusikaltėliai labai didelis. Girdėjot apie dalykus? Nes mes šiandien tik šnekėjomės, velnės labai nekenčia tokių vaikų. Net kenčia pastorių, nes jie tarnauja. Tai jeigu mato, kad vaikas tolsta, tai taip padarys, kad jis taip įlystų nuodėmę, kad užmirštų tą tikėjimą iš viso. Nes jisai matė iš tėvų pavyzdį, ir jeigu jis teisingai eis, jis bus dar dvigubų už tėvus didesnis, ne? Kai sako, mes tai esam, mūsų pasiekimai, tai yra mūsų vaikų paklojas. Ką mes pasiekime, o jie toliau eina nuo to pasiekimo aukštyn. Tai velnės padarys viską, kad čia nebūtų paklojas, o kad jis būtų dar žemiau negu tėvai buvo kažkada. Štai kaip svarbu, kad mūsų vaikai teisingai augtų, ne? Ir iš vis, aš tai įsivaizduoju, kažkur girdėjau vieną pamokslininką. Sako, mano gyvenimas sėkmingas skaitysis tada, kai ne tik mano vaikai bus tikintis, bet ir anūkai. Kad aš įtaką padarysiu dar ir anūkam. Ir daug močiučių yra mums padarę įtaką, ne savo laiku, mes tikintys. O tie protingos buvo močiutės. Jos suprato, kad reikia į anūkų sėti. Jos galėjo tylėti, kaip dabartinės močiutės susėda ir sekmadienis ten prie likerio ko nors. Ir serialai kokį nors ir ten šneka nesąmonės. O močiutė atsisėsdavo, ką reikia šnekėdavo. Ir suprato, kad tas vaikelis gali nučiuošti kažkur tai. Tai aš girdėjau tokių pastorių pokalbį, kad sako, aš dariau, vienas pastorius liudė, sako, aš neturėjau daug pinigų, bet aš sako, ką supratau, tai sėjau į vaikus. Aš kasdien skaičiau jam rašto vietas ir kad jie girdėtų pastojį žodį, nes jis negirdės, jis televizorių girdės, jis netikėjimą girdės, neužaugs tą sėklą, jam reikia sėti jį. Ir aš dabar tokį principą priėmiau šeimoje, tai įsivaizduoju, koks karas tenai prasideda, antras pasaulinis. Sakau, dabar Bibliją skaitom. Ne, kodėl? Kodėl aš turiu skaityti Bibliją? Viską darys, kad tik neskaitytų. Tai dar mažiukai, tai tu gali paskaityti, bet didžiuliai, kaip tu paskaitysi. Jis jau suaug, kaip jau augęs jau. Tai man tokia atėjo išmintis, kad
didesnis skaito mažesniam. Ir būtų tada užimti. Yra tokia knyga Biblijos, nežinau, tokia knyga Biblijos istorijos vaikiška tokia. Ten nepažodžiai viskas, bet pati istorija prašyta, gražiai ten surašyta, kad atsimintų žmogus. Tai sakiau dabar, kompiuteris bus uždraustas, viskas įjungiu visas bausmės iš karto. Tai tada pradeda reaguoti. Jeigu nedarytum, tai velnės jau dabar kovoja prieš juos, prieš vaikus mūsų. Taip pačiai, kurie neturi šeimų dar. Jūsų broliai seserys gal eina į pragarą, tėvai gal eina į pragarą, diedukai eina į pragarą, kurie numirt gali greitai. Gal serga reikia, mes už juos turim kovoti. Kažką daryti, melstis, kalbėti kažką. Nors porą žodžių pasakyti apie tikėjimą. Kartais užtenka 2 žodžius pasakyti. Tu gali daug šnekėti, bet jam įstriks vienas žodis iš tavo visos kalbos ir visi gali atgimti per tą vieną žodį. Aš tai taip specialiai darau, aš matau, kad žmogus serga, tai nusispjauna man visi daktarai, visi netikintys aplinkai. Aš pasakau, ką reikia, o paskui tu ten galvo, ką nori. Svarbus išgirdo kažką, ne? Nes jis jeigu numirs, taigi viskas amžinybė. Ir tu šalia buvai, tu jo galėjai įtakoti, tu neįtakojai. Aš tai specialiai darau. Kartais nepatenkinti, ten kiti būna, bet čia jų problemos, kai sakom. Kas jei ne mes tikintys vaikus galim įkvėpti, ar ne? Čia labai greitai kažkaip eina viskas. Ir mes vyrai turim skirti laiką bendrauti su vaikais asmeniškai, su žmona. Šitą aš tiksliai žinau. Pavyzdžiui, skaičiau knygą apie vaikų auklėjimą, kad vaikam reikia akis žiūrėti, kai šneki. Dažnai tėvai šneka, tai kaip tau sekėsi? Eik. 5-7 minutės statistiškai per parą, ne? Tu bendravo, vadinasi, tėvai su vaikais. Reikia akis jiems žiūrėti, nes akis yra sielos langai, sako, ne? Tai kai tu žiūri akis, kažkas ten darosi, nes, sako, jie ten, aiškiai, rezervaruose emocijomis susikrauna. Nežinau, kas ten susikrauna, bet jisai, kai žiūri akis, jisai pasikrauna vaikas. Jis mato tavo akis mylinčias, nežinau, ką jis ten mato, bet jie pasikrauna. Ir mes turim žiūrėti akis. Aš net su pasauliečiais netikinčiais mokiniais, jeigu jie žiūri akis, jie keičiasi. Jie tai pradeda keistis, nes jie pamato dėmesį kažkokį, kur niekas nematyti neduoda to dėmesio, net tėvai. Ir jie kažkokį, kai keičiasi, automatiškai nieko nedaryti nereikia. Tai atkreipkite dėmesį, kad reikia akis žiūrėti, kai šneki su vaikais. Ir su žmona irgi. Nes žmonom reikia ir bendrauti. Žinot, kad moteriškiam ten per dieną, kiek ten žodžių reikia pasakyti 1000, kažkiek, tai nežinau. Jeigu jos su tavimi šnekės, tai jos tada šnekės su sesėm, kokie nors uošvė šnekės, dar su kuo nors. Bet jas vis tiek išnekės tos žodžius, nes jam reikia juos išnekėti. Tai geriau tegul su vyru jos šneka, nes kaip buvo, kai Adomo nebuvo šalia, tai greit pripūtė ten arabo atėjęs vienas gudrutis, ne? Taip ir mes turim bendrauti, kad Biblijoje sako, įsiskirti tik tai maldai ir pasniekiu galite, ne? Daugiau nieko. Tai reiškia, negalim paleisti žmoną, liktų viena iš viso. Negalim, prisirišti prie savęs ir vedžiojasi su antrankiais. Nežinau, kaip tai daryti, bet negalima pagal Bibliją palikti jos, nes pripūs velnės minčių. Jėvai pripūtė, tai dabartiniam Jėvo pripūs. Nes moteris tokia yra, jie ateina velnės. O gal ten ne taip turėjo minti Dievas. Ir jau nežiūri, jau matai atnaus kažką, nesąmonės kažkokias tai. Nei vienas žmogus žemėje nebus laimingas, kol netras pašaukimo. Taip yra. Jeigu Dievas tai sukūrė būti vyrėjų, o tu nori būti prezidentas, arba atvirkščiai, kai tau sako, o tu muzikantas, o gal tai visai ne muzikantų Dievas sukūrė. Arba tu verslininkas, o tave gal sakė, tave vyrėjų gal sukūrė. Ir kol tu netrasi, tu nebūsi laimingas. Arba tarnavime Dievui. Turi pats melstis ir atrasti. Bet būna dažnai, žinot, kaip kad artimieji stabdo. Šiaip tai žmonos, kas geriau žino vyrus? Dievas ir žmona, nes jie artimiausi žmonės būna. Žmonos galėtų palaikyti vyrus, bet būna dažnai atvirkščiai. Kada vyras eina į bažnyčią, aš pavargus noriu namie pabūti. Dar kad linksmiau būtų vaikus, dar pasilieka su savimi. Tai vyras iš vis, kas yra, pavyzdžiui, daisime kito dar. Daisime, kad taip neturi būti, ne? Nes vyras, pavyzdžiui, jaučiasi laimingas tada, kada yra šalia žmona. Aš esu net iš netikinčių girdėjęs. Sako, aš laimingas tada, kada šalia yra žmona. Netikė žmogus šneka. Nežinau, kodėl dabartinės žmonos nenori būti šalia vyrų savo. Nežinau, kad jau už tai, kad kažkada paliko vienas irgi jau pripūtė kažko. Feminizmas, dar kažkas tenai. Jau pripūtė arabų.
Aš tokia vienai mokytai, kaip aš nekėjau apie savo šeimos sampratą, tai manęs čia išlaipino vidurį kelio rajone kažkur, tai kai važiavau. Tuoj, sako, išlipsi, sako. Tai čia pasaulietės, aš suprantu, jos netikinti, ten iš vis kosmosas, kai pradėjai šnekėti, jau jom yra susiformavę, viskas, jau jom taip įkalta. Viskas ten feminizmas, tu tai neaiškiai nieko ten. Nušaus tavai turės pistoletą. Tai čia suprantu, bet krikščionės, kodėl taip yra. Nes vyras jaučiasi šalia, kai yra žmona, tai jis ir jaučiasi pilnaverčiu. Jis tada jį psichologiškai palaiko, emociškai grožisi jo žmona, kiti jau ją malonu, kai jie grožisi. Nu, ta prasme, jie turi būti kartu Biblijoje parašyta, tik malda ir pasninkai įsiskirti gali. Viskas. Jokie buitiniai reikalai. Oi, man namus reikia sutvarkyti. Kas tie tavo namai? Neparašyta, kad dėl tvarkymo namų turite įsiskirti. Jeigu vyras bėga į priekį, paskui varykį turėjo. Jeigu nespėjai, prisikavyk prie jo kažkaip. Kaip paskui Elinės, kaip bėga. Ekleziastis sako tenai, ne? Tai čia vyra pavyzdys, tai čia neturi pagal paskui vyrą, tai žmona bėgti. Nes jie turi būti kartu, ne taip, kad, tu čia bėg, aš pasėdėsiu namuose, pasitvarkysiu kambarius, valgyti padarysiu. Reikia tos dalykus daryti, bet jei tu nebus neparašyta, tu tik maldai gali įsiskirti ir pasninkui. Turi būti šalia vyro, viskas. Jokių pasteisinimų nėra daugiau prieš Dievą. Užsirašykit ant kaktos žmonos. Jo namai tegul apauga tenai, pelėsiais, dar kerpėm apaugus aukštai. Tegul šaldytuvė pelėje pasikelia, ar kaip ten sako, ne? Vyras, kai bus šalia žmona, jis tada darys viską, kad tuose namuose būtų tvarkyti. Jis pats matys. Jis logiškai matys, jeigu jinai su tavim buvo, tai kada jinai valgyti darys, kada jinai tvarkysis. Tada pats darys kažką, reikia kažką daryti, spręsti. Kokia šeimininkė, ką nors surasti, kokia močiutė pasikvies, kad valgyti darytų. O dabar jinai pati nuo jo nebėg. Čia taip, įsivaizduokit, Mozei Dievas pasakė, einam iš Egipto. Eik, aš pažiūrėsiu, eikit. Pažiūrėsim, kaip jums ten seksis. Gal jei bus nuotaika valgyti, spėsiu padaryti, išeisiu. Jeigu taip būtų elgėsi žmonos, ne? Ten net kalbų nieko nebuvo. Susirinkus iš mutkės, dar nuo auksą susirinko visą. Kiek čia praėjo? 3000 metų. Nereikia iš Egipto bėgti, bet neįmanoma. Nežinau, kodėl taip yra. Velnias padirbėjęs, aš taip yra. Arba, pavyzdžiui, vaizduokit, kas yra vyras namuose. Vyras yra kunigas namuose. Čia kita sfera rūpinimuose. Vyras yra kunigas. Jeigu vyras pridusęs, o žmona karšta, tai tada žmona yra kunigas šeimoje. Jeigu būtų tėvai netikintys, o vaikas tai yra vaikas kunigas toj šeimoje. Jis yra dvasinis atstovas toj šeimoje. O kunigo tikslas yra vesti žmonės pas Dievą. Ne to, kol užsideda čia tą sutamą ir pas šeimininkės varo, bet tikro kunigo, kuris prieš Dievą stovi. Jis turi tempti pas Dievą visą savo šeimą. Vyras tempia pas Dievą, o žmona sako, pasilikit namuose, man liūdna. Vaikai sako, aš niekada nenoriu, aš nenoriu bažnyčią, aš kompu noriu pažaisti. Nu tai įsivaizduokit, kunigo tikslas yra tempti pas Dievą. Nes iš kitos pusės, kas tu uždirsti pinigus, tų pinigų nereiks, jeigu visi nueis į pragarą. Tu auksuose gali jie visi gyventi. Ir pragarą nueis, tik kam tada buvo dirbti, tikslas buvo. Pirmas tikslas tai yra atvesti pas Dievą visus. Ne? Ir Saliamonas, kuris buvo pats turtingiausias pasaulyje, važiuodavo iš visos pasaulis, pasižiūrėti, kai čia per išminčius toks gyvena, taip šikarnai. Jisai sakė, man didžiausias malonumas buvo akimirkos praleistos su Dievu. Patarlėse ir psalmėse sako. Tas, kuris viską turėjo, jis suprato, kad čia tai yra tuščia viskas, šita materija yra laikinas dalykas, o buvimas su juo, va čia tai buvo maloniausias dalykas. Taip, kad tie finansai yra čia tik tai yra tik mums patenkinti buitinėm reikmėm, o tikslas tai yra išgelbėti žmonės. Iš kitos pusės, jeigu šeima tikinti, mano brolis, kai mes dar buvom nevedę, jis buvo karštas, mes abudu buvo tikintys abudu. Kalnus mes galėjom versti. Tėvai mūsų nesuprasdavo, per dienas meldžiamės, pusnikaujam, negeriam, nerūkom. Ką aš čia daro, atsakyti, bažnyčią vaikščioti. Nusprendėm, biznį darom. Į Ukrainą striukės kažkokias vežam, į Latviją radom ir kas gamina tas striukės ir parduoti ir vis. Tu gali kalnus nuversti, kad tikinti šeima yra. Kad kada karšti visi. Įsivaizduokit, vaikai karšti tikintys. Jiem pasakysi, atneš bulvių, čia nebus problemų. Dabar pasakyk, kad atneš bulvių. Ką? Aš neprivalau. Kodėl aš turiu nešti bulvės? Įsivaizduokit, mūsų laikais pasakydavo, čia net klausimų nebūdavo. O kas jos išauklėjo taip? Čia šitas velnė, šitą sistemą išauklėjo. Prisižiūri tų savo multikų ten tų neatsimenu pavadinimų ten tų visokių.
Ir paskui jie gyvenime tai gyvendina. Jie taip gyvena, jos taip velnės auklėjo. O Biblijoje parašyta gerbk tėvą ir mamą, kad tau sekus ir ilgai gyventum žemėje. Tai tu neklausai, tai tu negerbi. Ne? Ne, aš gerbiu, bet vis tik neklausau. Čia nepagarba. Jeigu tu klausai, tai tu tada klausyk. Likę malko, aš vidinius išplau. Jie pagalbininkai, taigi vaikai tik tai, o dabar guli tik tai, kaip sakant, prie kompiuterio arba prie televizoriaus, ar ne? O būtų tikintys, tai čia šeimai neįmanoma. Neišsprendžiamų problemų nėra tikinčiai šeimai. Nėra. Nes yra meilė, pakantumas, pagarba, supratimas, viskas yra įdomiausia. Tokia šeima tai yra bomba visuomeniai. Velnės štai treba, kad taip nebūtų. Jeigu karšti visi yra. O jeigu vienas drungnas, tai tas toks kaip stabdis, jis tai kaip rankinis toks. Vienas gazuoja, kitas ant rankinio traukia pastoviai. Ir mašina vos, o tai čia vieno gal, ir nevažiuoja niekur. Todėl mes privalom vaikus gelbėti ten pas Dievą, o žmonos padėti malone. Nes ar kas nors trukdys ar netrukdys, ar žmona padės ar nepadės, vis tik vyras eis link savo pašaukimo, nes jis nesijaus laimingas. Tai būtų greičiau, kad jeigu padėtų, jeigu jau būtų kartu eitų, ne? Nes kiekvienas žmogus nori atrasti savo vietą žemėje, ne? Tai reikia padėti jam. Būt pagalbininku, ne priešų, kai sako, ne? Ir tai nebūtinai vyras. Jeigu vyras stabdys bus, o žmona tikinti irgi, neis link savo pašaukimo. Įsivaizduokit, mes dabar su mašinom važiuojam į bažnyčias. Ne, aš nenoriu į bažnyčią. Aš kai buvau mažas, 2,5 kilometro iki bažnyčios kaime mus nuveždavau pas močiutę. Ir tik po tako sekmadienį visas kaimas. Tik 2,5 kilometro. Lyja ir sninga į bažnyčią. Ne, sninga vasarą nebūdavo. Bet buvo paprotys, buvo gėda. Visas kaimas eidavo į bažnyčią. O dabar vietoj. Įsivaizduokit, kiek greitai, kiek čia praėjo nuo mūsų jaunystės. 30 metų. Kaip viskas, kaip velnės dabar viskas staigiai apmaino. Žiauru. Ir kita dar pusė švęsti. Kai Kristus sakė, 7 dieną ilsėjosi. Ir mes turim švęsti šabą, ne? Kas yra šabo šventimas, tai ne šašlykų valgymas ir restoranų lankymas. Tai yra malda, Dievui atidavimas tos dienos. Aš kažkaip anksčiau galvojau, kad šeštadienis, tai prie ežero važiuoti, tai vėl kuras. Aišku, reikia ten važiuoti, bet Dievui svarbiausia atiduoti dieną pašvęsti. Tai yra Dievo diena. Dirbai, viena išeiginė buvo, viena Dievui. Ne? Bet mes dabar matom, kad kažkaip viskas keičiasi labai stipriai mūsų visuomeniai. Tuo labiau, kad tos žmonos, kur lieka namuose, jos nešvenčia, jos su uošvėm šnekasi. Ir aišku, ta pusė yra, kad vyrai netinginiautų, jie kai gauna planą, turi dirbti, aš jau čia pasakojau. Apie drungnumą, čia kur pasakau, kad jeigu šeimoje vyras drungnas, vaikai negali būti drungni. Jeigu vaikai nenori bažnyčiai, tai jie drungni yra. Jau jos reikia temti, kažką daryti, melstis už jos, jiems žodį skaityti, nežinau, multikus rodyti. Melstis klaus pas Dievą, ką daryti, nes jie pražus. Arba vyras, arba žmona, jeigu drungnas. Nes ne kiekvienas, kuris šaukia vieš, tenkus sakė, įspjausiu iš burnos, tai drungna, ne? Ir dar reikia žiūrėti, Dievo valią vykdoti žmonės. Mes turim žinoti, kokia yra Dievo valia. Aš su vienu sėdu krikščioniu susirašinėjau Skype'us, dabar Norvegijoje dirba. Aš jam sukurtu bažnyčią, labai. Aš dabar toks šaltas. Ta prasme, krikščionis daug metų tikintis. Tai tu paskui gal taip gavosi, kad jisai nieko nelanka, jam tai neįdomu. Jis ten vartėsi, kur tu žinai, kokia Dievo valia žmogui iš viso. Neatsakė jis man. Nežinau dabar nei krikščionis, kokia yra Dievo valia. Jie galvoja, tikėjau ir viskas, užtenka. Ir toliau gyvenu nuodėmėj. Biški kitaip dabar su krikščioniu bendrauju, mažiau ten su tais pasauliečiais. Pageriu vynelį, kokio alaus dar ką nors. Jie taip įsivaizduoja. Kristus sakė, ne kiekvienas, kuris šaukia viešpatį, bet kuris vykdavo mano tėvo valią.
O jo valia mes turim žinoti. Skelbti Evangeliją, melstis už ligonius, šelt našles, narankyti našles, našlaičius, kalėjimus. Ar ne? Daug yra. Mylėti priešus, jo valią turim žinoti. Jeigu mes to nedarom, tai mes į pragarą nuėdėlim. Tai čia, nežinau, iš kada čia iškiltau iš konteksto. Čia apie vaikų auklėjimą, kad jie turi suprasti vaikai tą šitą valią. Nes kas nevykdo jo valios, neišsigelbės. Taip. O kunigo pirmiausias tikslas dvasinis stovių, rūpinti šeimoje, ne? Jūs Biblijoje, kai skaitėt, pastebėt, ten palaiminimas tėvų labai daug reikšdavo. Pas mus dabar net kai būna vestuvės, aš pastebėjau, katalikai irgi ten bučiuoja kryžių ir laimina irgi, ne? Jie net nesupranta, ką jie daro. Iš tikrųjų, tai ten tėvų palaiminimas. Jie palaimindavo savo vaikus. Dabar jie formaliai tą padaro, kryžiuką ten arba persižegnoja. Kaip svarbu, kad tėvai tave laimintų, nekeiktų, ne? O tas yra, kai tie vaikai negerbė tėvų, tada tėvai keikia vaikus. Arba tėvai netikintis. Iš savo praktiką žinau. Mama, kai karšta, jinai nešneka kurių žodžių, kur aš šneka drungna būdama. O jie drungna, vėl kitus dalykus šneka. Štai mes turim kovoti, kad jie būtų karšti. Ir mūsų tėvai ir vaikai. Turbūt jau paskutinė mintis. Paskutiniais laikais žmonės bus savimylos godus pinigams. Žinote, tai rašto vieta. Išdavinės tėvai vaikus, vaikai tėvus. Čia išdavinės dėl Kristaus, aš suprantu. Tada bus jau persekiojimai. Sakys, va, yra čia toks krikščionis, pasiimkit. O tokie bus dalykai. Neslėps vieni kitus, o išdavinės. Ir mes jau tą matom, kad jau yra tarp kartų tokie dalykai. Mūsų laikais pusė žodžio aš teglau pasakyti, mes darydavom, ne? Mes 2 aukštų namą, vieną savaitgalį vienas plaudom, kitą kitas. Jokių problemų nebuvo. Dabar paskui sutvarky kambarį, ką? Indus išplau, ką? Aš neprivalau. Sakau, privalai, 18 metų, kol dar pas mus tai privalai. Įsivaizduokit, kaip viskas suversta, 20 metų praėjo. Ir mūsų tėvai dar, kaip tik jie kitaip gyveno, jie nuodėmės darė, nes komunizmas leido daryti nuodėmės, mokino, mokti. Brežnevas. Mes dabar taip negyvenam, o mūsų vaikai taip gyvena. Čia yra vaisiai, kad mes nesijome savo vaikus. Taip yra. Aš turiu sėti savo vaikus Dievo žodį. Dabar nežinau, kovosim iki galo, bet mano tai vaikai girdės Dievo žodį, kasdien. Nežinau, kas ten bebūtų, bet iki galo, kad jie išgirstų tą žodį, kokiom priemonėm. Ir paskui skau papasakok, ką skaitei. Nepasakos. Jis dar ten paskaitė, kad net paladot. Bet paskui papasako, iš tikrųjų suprato, ką skaitė. Galvoju, kad tik tai, bet skaitė, kad bausmę atliko vos ne. Tai mano čia tokie pastebėjimai iš paskutinių laikų ir šeimos auklėjimo. Norėčiau dar dalytę pakviesti. Kažkai reikia. Galima, nežinau, tai kaip. Jau nesuims žmonės. Nes informacijos nepriims. Kitą kartą aš pamokslausiu. Kitą kartą dalytę. Ir man aš. Gerai. Tai tada, ką mes toliau darom? Paukojimus renkam, ne? Meldžiamės už ligonius, jeigu yra norinčių. Ir, ta prasme, problemų turinčių, nes bažnyčia privalo melstis už ligonius. Jūs žinot, kad ne? Visą laiką žmonės turi problemų ir jūs nebijokit sakytas problemas. Mes turime melstis vieni už kitus. Biblijoje sako, nešiokit vieni kitų naštas. Ką mes mažiausiai galim padaryti, tai pasimelsti. Čia nesunku išvis. Ar ne? O daug gali teisėjo malda, sako Biblija. Kas čia yra pasimelsti? Kur tu 3 ir aš tarp jų. Čia mūsų jau 20 gal yra daugiau. Tai tikrai Kristus tarp mūsų. Tai kviečiu tada sėti Dievo karalystę. Ir po to, ne? Jeigu kas norės, kad pasimelsti, tai pasimelsi.